Na ką, sveiki visi susirinkę, smagu matyti. Šiandien padarėm eksperimentą ir įprastą webinarą darome ne vakare, o darbo metu. Pasižiūrėsim, ar tai įtakoja dalyvių skaičių. Ir šiandien pasikalbėsime apie tai, kaip vis dėlto sukurti verslą kaip laikrodį. Galbūt sutarkime, kad viskas bus taip, kad pirmiausiai paleisiu aš savo prezentaciją, papasakosiu apie tą, ką noriu papasakot, tačiau tuoj įjungsim klausimų atsakymų funkciją ir jūs galėsite užduoti klausimus. Arba klausimus galite rašyti klausimų atsakymų lange, arba siųsti Žydrūnei ir jinai juos atspausdins man, perduos, neatspausdins, o per internetą duos man ir aš į juos atsakysiu. O dabar įjungsiu ekraną, skaidrių prezentavimą ir mes pradėsime mūsų šios dienos temą apie tai, kaip padaryti verslą kaip laikrodį. Taigi, verslas kaip laikrodis. Pirmiausia, sutarkim dėl to, kokie yra šio webinaro tikslai. Tiksliau sakant, kokius aš tikslus kėliau savo, planuodamas šitą webinarą ir ruošdamas šio webinaro medžiagą. Tai pirmiausiai, aš noriu, kad klausytojai po šio webinaro galėtų pasakyti, kad webinaras iš tikrųjų buvo įdomus, nes jame buvo ir naujos informacijos. Nes išgirsti tą patį ir per tą patį, aišku, nėra tai blogai išgirsti kartais pasikartoti tai, ką žinai, tačiau vis dėlto norėčiau, kad bent dalis informacijos, kurią aš jums pateiksiu, būtų nauja. Taip pat aš tikiuosi, kad klausytojai, tai yra jūs, po webinaro galėsite pasakyti, kad buvo įdomu, nes ne tik tai nauja informacija, bet buvo jinai nenuobodžiai pateikta. Bet kas svarbiau yra ne tik, kad jūs gavot naują informaciją, kuri galbūt nebuvo nuobodžiai pateikta, bet aš tikiuosi, kad po šio seminaro, po šio webinaro daugelis iš jūsų galės savo pasakyti, aš žinau, ko aš galiu tikėtis iš savo veiklos. Aš žinau, ką man daryti toliau ir aš žinau, kaip reikia tobulinti savo verslą. Jeigu vis dėlto man nepavyks pasiekti šito tikslo ir jums bus neįdomu arba informacija bus nenauja ir jūs tikrai negausite kažkokio papildomo postumio, ko tikėtis iš savo veiklos, netaps aiškiau, ko tikėtis iš veiklos arba nesužinosite, kaip toliau tobulinti savo verslą, tikrai norėčiau, kad jūs man parašytumėte tą neigiamą grįžtamą ryšį. Taigi, pirmiausia, pasikalbėkime apie tai, kodėl jūs, aš tikiuosi, kad dauguma mano klausytojų čia yra tie, kurie turi savo verslą. Kodėlgi jūs pradėjote savo verslą? Kadangi tai nėra gyvas seminaras, tai padarysiu tokią prielaidą, kad vis dėlto dauguma jūsų pradėjot verslą dėl labai paprastos priežasties, nes verslas tai yra laisvės garantas. Taip, vienaip ar kitaip žmonės pradeda verslą tikėdamasi, kad verslas juos išlaisvins. Išlaisvins, tai yra suteiks galimybę daryti tai, ko nori,
užsiminėti tuo, ko nori, užsiminėti, turėti, taip sakant, geresnę finansinę situaciją ir panašius dalykus. Taip, tai verslas suteikia, bent jau to tikimės, kad verslas suteikia laisvę. Įvairią laisvę. Tačiau klausimas, kiek iš jūsų tų smulkaus ir vidutinio verslo savininkų, verslininkų jaučiatės, kad verslas suteikia tą laisvę? Ar tikrai yra laisvė daryti, ką nori, kada nori? Tai yra, ar jūs tikrai galite išeiti atostogauti 3 mėnesiam ir užsiimti, reiškia, kokiu nors kitų įdomių tuo metu užsiėmimų, važinėti motociklais, plaukioti su jachta ar panašiai. Taigi, kodėl neretai verslas neatneša tos tikėtinos arba lauktos laisvės? Vėlgi, verslo pagrindinis tikslas yra uždirbti pinigus dabar ir ateityje. Aš žinau, kad yra žmonių, kurie nesutinka su tuo ir per kiekvieną seminarą, ypač webinarą arba po kiekvieno webinaro įrašo, atsiranda vienas ar kitas komentaras, kuriame diskutuojama apie tai, kad verslo tikslas yra duoti kažkokį kitokį dalyką pasauliu ir panašiai. Tačiau aš vis dėlto manau, kad verslo pagrindinis tikslas yra uždirbti pinigus dabar ir ateityje. Dėl to įmonės, tai yra dėl to verslininkai, investuotojai ir kiti žmonės pradeda tą verslą siekdami taip, uždirbti tuos pinigus. Natūralu, kad žmogui pinigai yra tiesiog būtina sąlyga kažkokiem kitiem tikslam pasiekti. Ir mes neturime pamiršti, kad net ir pačiam versle pinigai tai nėra absoliuti vertybė. Taip, tai yra tikslas ir tikslo vienetai, tačiau norint pasiekti verslo tikslus, reikia patenkinti tam tikras būtinas sąlygas. Kokios tai yra būtinos sąlygos tam, kad verslas uždirbtų dabar ir ateityje? Reikia užtikrinti, kad mums dirba patenkinti darbuotojai. Tai yra, mes sukuriam pakankamai geras darbo sąlygas. Kas tai yra geros darbo sąlygos? Tai yra geresnės arba neblogesnės negu pas kitus darbdavius. Jau seniai pasibaigė tie laikai, apie kuriuos rašė XIX amžiaus pabaigoje Karlas Marksas, kad darbuotojai yra išnaudojami. Dabar iš principo verslas tai yra įvairių susitarimų visuma ir bet koks verslininkas priimdamas arba turėdamas darbuotojus pas save, jisai daro susitarimą, kad aš jums suteikiu tam tikras darbo sąlygas ir atlyginimą, užmokestį, motyvaciją, dėl to jūs man duodat savo protą, rankas, idėjas ir panašiai. Kad sėkmingas verslas, tai yra norintis uždirbti dabar ir ateityje, turi užtikrinti darbuotojų poreikių patenkinimą ir tam tikrų lūkesčių patenkinimą. Taip pat labai svarbu užtikrinti patenkintą aplinką, nes jeigu aplinka nebus patenkinta, verslas neturi ateities. Ir kas tai yra ta aplinka? Taip, tai yra patenkinti klientai. Mes turime suteikti jiem tam tikrą vertę, tam tikrą naudą geriau negu mūsų konkurentai tą daro. Jeigu mes būsim prastesni už konkurentus, klientai nebus patenkinti ir mes prarasime klientus ir verslas negalės uždirbti ateityje. Mes turime patenkinti savo tiekėjus, nes partnerius įvairius, nes jeigu mes nepatenkinsim tiekėjų, partnerių, tai kažkurio metu niekas nenorės su mumis dirbti ir mes negalėsime uždirbti pinigų dabar ir ateityje. Taip pat labai svarbu patenkinti tą, vadinkime, visuomenę, laikytis įstatymų, būti, reiškia, pakankamai sąžiningais, mokant mokesčius. Natūralu, kad daugelis verslų, ypač stambių verslų, užsiema tuo, kad mėgina sumažinti tuos mokesčius ir ne visada sumokėti, bet koks įmonės nesąžiningumas tiek klientų, tiek ir visuomenės
atžvilgiu gali labai skaudžiai įmonei atsiliepti. Ir kaip ir šiandien ar vakar išaiškėjęs tas skandalas su Volkswageno kompanija, kur bandė atgauti, reiškia, tiek užterštumą kontroliuojančias institucijas, tiek ir klientus, ko rezultate klausimas, ar tai neturės ilgalaikės sudėtingos įtakos pačiai kompanijos gyvavimui, taip, nes 16 milijardų eurų bauda ar 18 milijardų dolerių bauda, tai gali sužlugdyti ne vieną kompaniją. Taigi, verslo tikslas yra uždirbti pinigus, tačiau mes turime nepamiršti ir kitas būtinas sąlygas. Tačiau patenkinti klientai nėra tikslas, tai yra būtina sąlyga. Ir jeigu labiau patenkinti klientai mums kainuos brangiau ir neleis uždirbti, atrodo, kad kompanija nesistengs būti idealiai. Na, turi būti geresnė negu konkurentai. Daugelis klausytojų, kurie tikriausiai yra girdėję ne vieną mano webinarą, seminarą ar skaitė įvairius straipsnius, yra matę štai šitą grafiką apie kompanijos augimo kelius, apie stabilų lėtą augimą arba stagnaciją bei eksponentinį arba stabilų augimą, bet stabiliai, sparčiai augančią kompaniją, tai yra tą skirtumą tarp žalios ir raudonos kreivės. Ir jeigu norit daugiau apie kuo skiriasi tos kreivės, pasižiūrėkite kitus mano webinarus, galite rasti įrašą. Ir tiesiog priminsiu tai, kad aš manau, kad kompanija, kurios augimas lėtėja, kuri pradeda stagnuoti, kuri juda žalia kreivė, tam tikrų metų pasmerkta žlugti, nes atsiras kažkas greitesnis, energingesnis ir aplenks. Istorijoje mes matė daug įvairiausių pavyzdžių, pradedant nuo tos pačios Nokijos ar Kodak kompanijos, baigiant smulkiom įvairiom kompanijom. Tikriausiai prisimenate tą mano dažnai aprašomą ir minimą vadovo dilemą, kuomet jam reikia pasirinkti tarp dviejų būtinų sąlygų, nes kiekvienas vadovas nori užtikrinti, kad jo valdomas verslas būtų sėkmingas. Aš tikrai negaliu teigti, kad visi vadovai to nori, nes visų vadovų nepažįstu, tačiau visi vadovai, kuriuos man yra tekę sutikti per savo gyvenimą, visi jie norėjo, kad jų verslas būtų sėkmingas. Nei vienas, kurį aš pažįstu, tikrai negaliu pasakyti, kad jis valydamasis dantis ryte žiūrėdamas į veidrodį galvoja, kaip čia dar pakenkti savo verslą. Taigi, jeigu vadovas nori, kad jo verslas būtų sėkmingas, pirmiausia, jisai turi užtikrinti verslo stabilumą. Ta žalia kreivė, augimo kreivė turi didelį privalumą, nes stabilumas. Ir tam, kad užtikrinti verslo stabilumą, vadovas turi užsiimti verslo stabilizavimu arba stabilumu. Iš kitos pusės, nei per vieną konferenciją, nei vienoje knygoje ar straipsnėje nerašoma apie tas sėkmingas įmonės, apie tuos sėkmingus verslus, kurie 5, 7 ar 10 metų išlaikė tą pačią apyvartą. Visada kalbama apie kompanijas, kurios sugebėjo labai smarkiai augti. Taip kad sėkmingas verslas ne tik stabilus, bet sėkmingas verslas taip pat yra ir augantis. Reikia užtikrinti verslo augimą. Tam, kad užtikrinti verslo augimą, vadovas turi užsiimti verslo augimu, nes verslas pats savaime neauga. Ir ta klasikinis konfliktas, kuo vadovui užsiimti, kur skirti savo laiką. Kodėl konfliktas kyla? Nes dažnai verslo augimo veiksmai kelia pavojų įmonės stabilumui. Iš kitos pusės, jeigu labai stabilius dalykus mes siekime padaryti, tai automatiškai mūsų verslas neaugs. Tačiau, jeigu pasižiūrėt, neretai prieš susidurdami su šita dilema smulkaus ir vidutinio verslo vadovai, pirmiausiai susiduria su šiek tiek kita dilema. Nes čia yra daroma prielaida, kad iš tikrųjų
smulkaus ir vidutinio verslo vadovas, ar net didelės įmonės vadovas, jisai dirba kaip vadovas. Ir pas jį yra verslo vystymo klausimai. Tačiau smulkaus verslininko dilema kartais atrodo kitaip. Pirmiausia, jisai nori būti sėkmingu. Verslininkas, smulkus verslininkas, jis nori būti sėkmingu. Kiekvienas iš mūsų nori būti sėkmingas. Labai retas. Vėlgi, nesu sutikęs tokio žmogaus, kuris džiaugtųsi, kai jam nesiseka. Jis nori būti sėkmingais, jaustis, kad kažką pasiekė. Taigi, tam, kad būti sėkmingu, verslininkas turi užtikrinti verslo sėkmę. Tam, kad užtikrinti verslo, tai yra įmonės sėkmę, jisai turi užsiimti verslo statymu. Tačiau neretai tam, kad būti sėkmingu, reikia daryti tai, kas patinka. O smulkiam verslininkui daryti tai, kas patinka, dažniausiai reiškia užsiimti specialybės darbais. Tai yra neužsiimti verslo statymu, o užsiimti buvimu versle, nes jeigu jis yra verslininkas specialistas, tai yra geras savo srities specialistas, jam patinka daryti tai, ką jisai moka geriausiai, tai yra būti projektuotoju ar panašiai. Ir aš šitoje vietoje vadinu, jam patinka būti amatininku. Neretai žmonės pavadinti amatininkais įsižeidžia, nes sako, aš ne amatininkas, aš turiu 5 žmonių įmonę. Tačiau, kaip jau ankstesniuose savo webinaruose esu sakęs, amatininkas tai nereiškia, kad žmogus yra žemos kvalifikacijos ar dar kažką. Tai nėra įžeidimas. Neturėtų būti jau įžeidžiamasis žodis. Tai tiesiog parodo, iš ko žmogus gauna pajamas. Jeigu jisai gauna pajamas iš savo darbo, savo specialybės, jisai dirba kaip projektuotojas, kaip projekto vadovas, kaip advokatas, kaip programuotojas ar panašiai, tai jis yra labai aukštos kvalifikacijos, labai brangus, bet amatininkas. Bet jeigu jam didžiąją dalį pinigų uždirba kiti, tai yra sistema, kurią jisai valdo ir stato, tokia atvejais yra verslininkas. Ir šitoje vietoje yra dilema, apie kurią mes pasišnekėsime giliau, vis dėlto užsiimti verslo statymu ar užsiimti specialybiniais darbais. Koks kompromisų rezultatas atsitinka? Sustojasi įmonės plėtra, pastoviai pasikartojantis gaisrai. Neretai toks verslininkas negali išvažiuoti net atostogom ilgesniem, tai yra ne ilgam savaitgaliu 4 dienom, o bent 2 savaitėm ir palikti verslo be priežiūros. Įvairūs kiti neigiamos pasiekmės, kurias galėtume įrašyti ir nusiskundimus ir patys. Bet pats svarbiausias dalykas, toks verslas yra labai trapus ir neatsparus išoriniam poveikiui. Šiek tiek reikšmingiau pasikeitus aplinkai, toks verslas iš esmės sugriūna. Netikit. Pasižiūrėkim, kas atsitiks, jeigu jūsų verslas staiga sulauks labai daug klientų. Ar norėtumėte 50% daugiau užsakymų jau rytoj? Ne 5%, ne 10%, bet 1,5 karto daugiau klientų. Taip, pradžioje atrodo labai smagu, tačiau jeigu pasižiūrėt, ar jūs sugebėtumėt juos aptarnauti? Ar jūs sugebėtumėt juos aptarnauti gerai, kad jie būtų patenkinti, kad jie nevaikščiotų ir nešnekėtų ir Facebook'ose ir kitur nerašytų, koks buvo blogas aptarnavimas ir panašiai. Pasižiūrėkite, kiek įmonių susiduria su didelėm problemam, kai pas juos taiga atsiranda daugiau klientų. Neretai, netgi pasižiūrėkim, tas pats daugelio nemylimas ir keikiamas, bet skaitomas užkalnis, kiek yra pridaręs blogybių tom kavinėm, tiem restoranam, kuriuos jisai pagyrė. Jisai ateina, pagiria ir tuo metu į tą
įstaigą plūsteli didelis klientų srautas, su kuriuo jie nesugeba susitvarkyti. Taip, tai toks pokytis, atrodytų geras pokytis, irgi gali sužlugdyti įmonę. Aš jau nekalbu apie tai, ar jūsų įmonė atlaikytų, jeigu staiga jūsų pardavimų rinka kristų 30%. Taigi verslas tampa labai trapus ir neatsparus netgi nedideliem pokyčiam aplinkoje, rinkos pasvyravimam ar pabrangimam kažkokiem ten žaliavų ar netgi elementariai minimalaus darbo užmokesčio pakeitimai. Kodėl tai atsitinka? Todėl, kad tipiškai smulkaus ir vidutinio verslo savininkas neretai dėvi 3 taip vadinamas skrybėles. Pirmiausiai, tas skrybėles arba tas 3 rolės įvardino Michaelas Gerberis savo knygoje Verslo mitas ar verslumo mitas, E-myth. Kas įdomiausia, daugeliu žmonių, kai pasakau knygą E-myth, jame asocijuojasi tai su elektroninė kažkokiu dalyku. Bet E-myth yra nuo entrepreneurship, taip, verslumo. E-mitas parašytas dar tais laikais, kai kompiuteriai buvo didelė prabanga. Ir toje knygoje jis įvardina tas 3 rolės arba 3 esminius vaidmenis, kuriuos atlieka smulkus verslininkas savo versle. Pirmiausia, tai jis yra verslininkas arba taip vadinamas entrepreneur. Tuo pat metu jisai turi atlikti ir vadovo arba manager funkciją. Dėvėti, karts nuo karto turėti ir šitą skrybelę. Ir taip pat jis yra specialistas, technician. Daugeliu atveju smulkus verslas prasidėjo nuo to, kad žmogus, kuris įsteigė tą verslą, buvo labai geras specialistas. Iš tikrųjų, ne 1, ne 2, ir ne 3 kartus esu girdėjęs. Ir labai dažnai netgi mano radio laidoj Verslo mitai, kur mes kalbame su įvairiausiais smulkaus ir vidutinio verslo vadovais, savininkais, tenka išgirsti tą istoriją, kaip atsidūrė versle, tai per vienokį ar kitokį pusiau atsitiktinumą, kaip verslas tiesiog atsitinka. Ir toks smulkaus verslo savininkas, jis yra iš tikrųjų barbė devindarbė, atliekanti 3 esminės šitas 3 rolės, 3 esminės funkcijas. Taigi, jeigu jisai yra dėvitas 3 skirtingas skrybėlės, neretai vienu metu, taigi kokius darbus jis turi atlikti? Pirmiausiai, jis turi užtikrinti verslo plėtrą, tai yra dirbti su plėtros iniciatyvom, užtikrinti tą augimą. Jis turi būti verslininkas. Verslininkas visada turėtų galvoti apie įmonės auginimą, apie viziją po 3, 5, 15 metų. Ir pirmas mano klausimas dažnai smulkiam ar vidutinio verslo savininkui būna, kaip jūs įsivaizduojat savo įmonę po 3, 5, 7 metų? Turiu pripažinti, kad neretai į šitą atsakymą taip net nesulaukiu greito, į šitą klausimą nesulaukiu greito atsakymą, ar būna toks tam tikras pasimetimas. Kokia vizija po 3, 5 metų? Oi, čia taip toli, reikia dagyventi. Mes stengiamės, pratem dar 3 mėnesius. Ir vienaip ar kitaip tokia kompanija, kuris stengiasi pratem dar 3 mėnesius, jau kokie veikia 3, 5, 7 metai. Bet natūralu, kad tokia įmonė labai retai kada augs, nes jinai neturi gal norą turi, bet net neturi įsivaizdavimo, kurią pusę augti. Ir neretai net vadovai neturi laiko pagalvoti apie tą plėtros iniciatyvas, apie tai, kur mes norėtume eiti. Kitas darbas, ką turėtų daryti verslininkas, vadovas, jis turi užtikrinti verslo stabilumą. Ir čia iš tikrųjų jis turi atlikti tą vadovo darbą. Taip, dirbti su esamu srautu ir to srauto apribojimu.
užtikrinti, kad viskas, kas vyksta sklandžiai. Ir, aišku, neretai verslo savininkas dar dirba ir pačiam procese, esamam sraute, atlieka tam tikrą darbuotojo darbą. Kodėl? Nes tai yra smagu, nes jis yra geras specialistas, jam patinka tai. Tačiau, kalbant apie tai, kas yra sėkmingo verslo vadovas ir ar sėkmingo verslo vadovai turi kažkokius bendras savybės ir panašiai, tai tokioje knygoje Nuo gero prie puikaus, jinai yra ir lietuvių kalba išversta, Jim Collinsas su keliais bendraautoriais, analizuodamas labai sėkmingas kompanijas, didelės kompanijas, jie pastebėjo vieną svarbų dalyką, kad sėkmingiausios kompanijos yra tos, kurios turėjo 5 lygio vadovas, jis ten pateikė 5 vadovų lygius. Ir 5 lygio vadovas tai yra tas, kuris nesako, kiek yra valandų, o kuria laikrodį. Ir netgi pačioj knygoje galima išgirsti tokius palyginimus, kad atėjus į tas labai sėkmingas kompanijas, tas puikias kompanijas, galima išgirsti, kaip ten tiksi laikrodis. Kaip sistema dirba kaip laikrodis, verslas kaip laikrodis. Geri vadovai, ne puikius vadovai, geri vadovai, pavyzdžiui, 4 lygio vadovai, jie iš tikrųjų daugeliu žmonių sako tą laiką. Taip, jie sako, jie nekuria sistemos, bet patys yra esminė sistema. Tačiau yra ir 1 lygio vadovai, kurie irgi tam tikrų metų gali būti sėkmingi. Ir kas įdomiausia, 1 lygio vadovai yra labai geri, labai puikus savo specialybinės srities specialistai. Pavyzdžiui, kokios nors IT kompanijos vadovas, jis yra labai geras IT specialistas. Taip ir kažkurį laiką ta kompanija gali išsilaikyti ant jo tos specialybinės, tačiau tokia kompanija niekada netaps puikia. Taigi pagalvokit, ar jūs iš tikrųjų judate į tai, kad tapti to 5 lygio vadovais. Ir aš manau, kad to 4, 5 ar 1 lygio vadovai tai yra tam tikrų žinių bei įgūdžių klausimas. Aš manau, kad žmonės gali keistis ir pereiti iš vieno lygio į kitą. Pamenat tą smulkaus verslininko dilemą? Tarp užsiimti specialybės darbais, tai yra tai, kas patinka, ar užsiimti verslo statymu, tai labiau tuo, ko reikia. Pasižiūrėkim, kodėl mesgi teigiam, kodėl atsitinka ta prielaida, kad tam, kad daryti, kas patinka, būtina užsiimti specialybės darbais ir neužsiimti verslo statymu. Neretai specialybė, tai yra aistra. Ne veltui tas žmogus toj sferoj sukūrė verslą. Pirmiausia, jisai kažkurį laiką tobulinosi toje srityje. Jisai tapo toje srityje labai gerų specialistų. Labai gerų specialistų yra tai, kada tapsi be aistros, bet toje sferoje, kuri tau nepatinka. Kad ta sfera tikrai tam vadovui patinka, specialybinė sfera. Kaip pavyzdys, toli neieškant, man pačiam patinka dirbti su klientais, man patinka užsiimti konsultavimu, man patinka padėti įmonių vadovam ar darbuotojam, reiškia, keistis. Man patinka skaityti paskaitas, taip? Nors labiau patinka dalyvauti diegimuose, nes greitesni ir tikresni rezultatai. Taip, kad ten yra aistra. Tuo tarpu verslo statymas tai yra tam tikra rutina ir kartais šiek tiek nuobodūs dalykai. Vėlgi, specialybėje smulkaus ir vidutinio verslo savininkas dažniausiai žino, ką daryti. Jis toj sferoje yra specas. Neretai jis yra kiečiausias specas savo įmonėje. Žiūrėkit, jeigu jūs susidursit su viena ar kita specialybinė smulkaus verslo įmonė, pavyzdžiui, kokie nors projektavimas ar reklaminė agentūra arba IT, neretai IT tos kompanijos, reiškia, vadovas pats yra super specialistas.
Ir jeigu jo darbuotojai susiduria su kažkokia rimtesnė problema, jis visada ateina ir išgelbsti. Kas įdomiausia, neretai jis ir ieško tokių projektų, tokių klientų, tokių užsakymų, kur reiktų jo neeilinio sugebėjimo, jo super specialisto žinių. Ir tai, reiškia, darydamas, jisai jaučia pripažinimą iš savo aplinkos, iš savo darbuotojų, nes jis yra super specialistas. Kaip savo ruoštų, verslo statymas neretai, ypač pradžioj, nesigauna, nes tai yra kažkas naujo. Verslo statymas, verslo, reiškia, kūrimas reikalauja kitokių įgūdžių, žinių kitokių ir kitokių netgi įpročių. Ir, natūralu, naujoj sferoj nesigauna. O kaip mes jau kalbėjom anksčiau, retam žmogui patinka, kai jam nesigauna. Ir tai nesigauna ne todėl, kad žmogus yra kvailas, todėl, kad jisai yra naujokas šitoj sferoj, nes jis joje neturi pakankamai žinių kol kas, arba to žinios yra daugiau gyvenimo universiteto negu kažkokios sistematizuotos. O specialybėje jis jau viską moka. Kodėl? Todėl, kad specialybės jau daug valandų yra praleidęs, tobulėdamas, darydamas, tarp verslo statyme netiek daug. Ir jeigu dabar prisiminti jums, kai tikriausiai daugelis iš jūsų važinėja dviračiu, ir jeigu prisimint, kiek kartų esat nukritę, kai mokėtės važinėti dviračiu, kiek esat kartų nukritę, tikriausiai neatsimintumėt. Gal 1, 2 ar 3 atvejus, kai kritimas buvo nerealiai skausmingas, iki gipso ar panašiai. O kritimų tikrai buvo daug daugiau, bet dabar jūs prisimenat, kad moku važiuoti, kad gaunasi, o tie kritimai užsimiršta, lygiai tas pats specialybėje. Kad buvo kritimai, jau nebeprisimenė, bet kad kritimai atsitinka statant verslą, prisimenė, tai nėra malonu. Ir aišku, kaip mes sakėm, nepatinka užsiimti tuo, ko nemokė. Ir neretai suveikia šitoj vietoj tam tikras, užburtas ratas. Jeigu pradėjom verslą tam, kad lyg ir uždirbti daugiau pinigų, tačiau nelabai gaunasi, tai mes pradedam save pateisinti ir tam tikrą prasme toks pateisinimas nėra dirbtinis, nes mes dirbam ten, kur mums patinka. Ir darbas arba ta veikla pati tampa tam tikru pasitenkinimu. Ir neretai žmonės jaučia, kad aš dirbu tai, kas man patinka. Aš iš to gaunu, iš pačios veiklos gaunu pasitenkinimą, o veikla, iš kurios gaunu pasitenkinimą, vaikai irgi užsiema veikla, iš kurios gauna pasitenkinimą. Tai yra žaidimas. Ir, iš vaikystės pas mus yra tas kartais pojūtis, kad, kadangi man čia patinka, čia kaip ir žaidimas, tai už žaidimą manęs neturėtų labai gerai motyvuoti, ar man atsilyginti. Dėl to mes šitam versle esam ne dėl pinigų. Ir tai nėra, sakykime taip, neteisingas požiūris. Tai yra tiesiog apsisprendimo, pasirinkimo klausimas. Kokios dar kitos priežastys tikriausiai galite įvardinti ir patys, bet manau, kad esminius dalykus mes apėmėme. Taigi, ką daryti? Dar vienos knygos citata, Algi Steveno Covey's knygoje 7 efektyvių žmonių įpročiai. Buvo pristatytas taip vadinamas laiko kvadrantas. Tai yra darbai, įvairūs darbai, bet tuo, ko mes užsiimam, gali būti suskirstyta į 4 tipus pagal tai, kiek tai yra svarbu, skubu, ar neskubu, ar nesvarbu. Ir aišku, skubu, svarbu yra kas? Yra tai, kas vadinama gaisrais. Kodėl? Nes dega, tai yra skubu, o svarbu, nesvarbu. Bet vienas svarbiausių dalykų, kad daugumoje atveju siekiant sumažinti gaisrų kiekį, reikia ne gaisrus gesinti, o užsiimti darbais, kurie yra svarbus, bet neskubus. Nes dauguma darbų, tai yra dauguma gaisrų, jie kažkada buvo neskubus, bet svarbus. Ir tam tikrų metų mes neskyrėm jiem pakankamai dėmesio ir jie užsidegė. Ir vienas svarbiausių dalykų, ką reikia suprasti, kad
jeigu mes norim statyti verslą, mes save matome kaip verslininkai. Labai svarbu vis dėlto verslininko kepuriai irgi skirti tam tikro laiko. Verslininko kepuriai ir yra tie darbai, kurie atrodo dažniausiai pradžioje neskubus, bet labai svarbus. Ir vadovo laikui skirti sistemos pastatymą ir panašiai. Nesvarbių, neskubių darbų, tai yra nesvarbių, skubių ir neskubių darbų eliminavimas, bet nesvarbių tai yra būtinas. Taigi gaunasi užburtas ratas. Kuo labiau vengi daryti vadovo darbus, kaip amatininkas, nedidelės įmonės vadovas, bet stengiasi dalyvauti procese, tuo dažniau tenka susidurti su gaisrais. Tuo mažiau laiko turi užsiimti tuo, kas tau patinka. Tuo mažiau laiko turi užsiimti specialybiniais darbais. Dėl to, jeigu vadovas, smulkios ir vidutinės įmonės vadovas nori užsiimti kažkiek laiko ir tais specialybiniais darbais, jis pirmiausiai turi susitvarkyti sistemą taip, kad sumažinti tų gaisrų atsiradimą. Arba nusisamdyti tada žmogų, kuris tuo užsiims. Bet neretai smulkiam ir vidutiniam verslui yra per brangu nusisamdyti profesionalų vadovą. Iš kitos pusės, jeigu jūs savo nusisamdot vadovą, tai kur čia ta laisvė užsiimti tuo, ko nori. Taigi, vėlgi, savo webinare prieš 3 metus, kalbėdamas apie verslo vadovą kaip variklį ar kaip apribojimą, aš įvardinau tai, kad esminis verslo gyvavimo apribojimas yra vadovų sugebėjimas ir pajėgumai suplanuoti, vykdyti ir kontroliuoti tobulinimo iniciatyvas. Čia yra labai svarbu suprasti, kad jūsų įmonės situacija, kurioje jinai yra tik tai jūsų skiriamo laiko ir pasirinkimų, kaip tą laiką išnaudot rezultatas. Vienas svarbiausių dalykų. Tai, ką jūs turite dabar, ar tai jūs tenkina ar netenkina, čia kitas klausimas, bet visa tai yra jūsų pasirinkimų. Pirmiausia, tai kiek laiko jūs skiriate apskritai verslui ir kam jūs tą skirtą laiką išnaudojate, tai yra jūsų pasirinkimų rezultatas. Sugebėjimai tai yra daugiau apie tai, kaip jūs išnaudojate tą laiką. Pajėgumai yra tai, kiek jūs to laiko skiriate apskritai darbiniai daliai, ne hobiui, ne šeimai ir kitais dalykais. Kas yra irgi labai svarbu. Gyvenime yra ne tik darbas, ne tik verslas. Taigi, ką daryti, kaip pastatyti tą verslą kaip laikrodį? Pirmiausia, viskas prasideda nuo apsisprendimų. Ir mes pasišnekėsim šiek tiek detaliau apie kiekvieną iš tų žingsnių, bet pirmiausia yra apsisprendimas. Toliau reikia išskirti laiką verslo statymui. Ne šiaip, reiškia paskirti tik tai laiką. Bet tuo metu jau, kai laikas paskirtas, reikia laikytis tam tikrų verslo statymų žingsnių, tam tikrą seką daryti, kaip statant namą. Nes labai svarbu ne tik veiksmai, bet ir teisinga veiksmų seka. Apribojimų teorijos kūrėjas Elijah Goldratas mėgdavo juokauti, jeigu mes supainėjam veiksmų seką, rezultatas gali būti labai nemalonus. Vis visada juokaudavo, kad jeigu mes turime veiksmų seką bum A, mes suprantam, kad kažkas ėjo, užkliuvo, pargriuvo. Bet jeigu turime A bum, rezultatas netoks smagus kaip pirmą kartą. Ir verslo statymo žingsniai irgi yra labai svarbu. Bet dar vienas svarbus dalykas. Neretai vadovai, ypač smulkaus ir vidutinio verslo vadovai, pamiršta, kad reikia tobulinti ne tik savo specialybinius įgūdžius, bet ir reikia tobulinti savo kaip vadovo kompetencijas. Reikia skirti laiką ne tik verslo statymui, bet ir savęs kaip vadovo tobulinimui.
Taigi, pirmas dalykas, tai yra tas svarbus apsisprendimas. Ir apsisprendimas, pirmiausiai, pasižiūrėkite, kas jūs esate. Ką jūs dabar darote savo versle? Ar jūs atliekate verslininko funkciją? Ar jums tai tinka? Ar jūs atliekat vadovo funkciją? Ar jūs vis dėlto esat labai geras specialistas? Taip pat labai svarbu apsispręsti, kuo jūs norit būti. Ir esu susidūręs su ne vienu vadovu, smulkaus ir vidutinio verslo vadovu, su kuriais dirbdamas ir analizuodamas jų įmonės situaciją ir galiausiai tiek įmonės situacija susiveda į pačio žmogaus situaciją, kai toks žmogus jis žiūrėjo vienaip ar kitaip ir galiausiai jis nusprendė, kad ne, aš vis dėlto nenoriu būti verslininku. Aš noriu būti aukšto lygio specialistu. Ir tai, apie ką mes šnekėsime vėliau, kažkiek tinka ir tam žmogui, kuris nori būti laisvai samdomas, nepriklausomas, labai aukštos kvalifikacijos amatininkas, tačiau vis dėlto tie sistematizavimo žingsniai yra labiau aktualūs tiem, kurie vis dėlto nusprendžia, kad jie nori būti verslininkais. Tiem, kurie nori pastatyti verslą, kuris veiktų mažai priklausomas nuo pačio to statytojo. Taip, įmonės plėtra be aktyvaus verslo savininko arba be aktyvaus to verslininko ir vadovo dalyvavimo sunkiai įmanoma. Tačiau kasdieninė veikla gali vykti ir be aktyvaus verslo savininko dalyvavimo. Tai vat pirmiausiai labai svarbu apsispręsti, kuo jūs norite būti. Ir kiekvienas apsisprendimas, tai yra, ar nuspręsit būti verslininku, ar nuspręsit būti amatininku, abu apsisprendimai yra vienodai teisingi. Nes neprivalo visi būti verslininkais ir neprivalo visi būti amatininkais. Taip? Bet čia vienas iš svarbių dalykų, reikia apsispręsti ir jeigu jūs apsisprendėt būti amatininkais, nesigraužkit ir nepergyvenkit, kad jums verslas neauga ar panašiai. Nes jūs tokiu atveju jūsų verslo augimas turi būti tiesiog jūsų įkainio augimas, nes jūsų kaip specialisto kompetencija auga. Kai jau yra apsispręsta ir tie, kurie apsisprendė būti verslininkais, bent jau tapti verslininkais, taip? Turi užsiimti verslo statymu. Reikia paskirti laiką verslo statymui. Ir pirmiausia, turi atsirasti laiko valdymo įgūdžiai. Aišku, laiko valdymas, kaip yra kažkas pasakęs, kad laiko valdymas yra vienas iš oksimoronų. Laiko valdyti negali. Iš tikrųjų, reikia tai vadinti ne laiko valdymu, o pasirinkimu arba prioritetų valdymu. Kam jūs skiriat prioritetus? Nes, kai jums kas nors sako, kai jūs pas ką nors prašot kažką ten ir sako, žinai, aš neturiu laiko, tai dažniausiai ką reiškia? Aš turiu įdomesnių, mano manimų svarbesnių užsiėmimų negu tai, ką jūs čia man siūlot ir prašot. Taigi, pirmiausiai, prioritetų valdymo įgūdžiai. Taigi, ką reikia padaryti? Suplanuoti vieną dieną per savaitę darbui su kompanija. Geriausiai 2 pusdienius. Kodėl? Jeigu jūs neįsidėsite į savo kalendorių šitų laikų, jie visada užsipildys kažkuo tais rutininiais darbais ir panašiai. Labai svarbu pirmas ryžtingas dalykas. Taip, aš noriu tapti verslininku, taip, aš turiu įsidėti laiko tam. Čia tas pats, kaip aš noriu nubėgti maratoną, sugebėti nubėgti maratoną, pirmiausia, jūsų dienotvarkėje turi atsirasti laiko treniruotėm pasiruošti tam maratonui. Toliau pasidarykite bent vienos dienos, o kartais ir galima visos savaitės savo laiko fotografiją. Taip, identifikuokite svarbius ir nesvarbius darbus. Nenustebkite, jei rutina suvalgo ir 80% laiko. Iš tikrųjų yra toks visai neblogas, nemokamas internetinis įrankis toggle.com, kuris leidžia pasimatuoti ir
Jūs net įsivaizduojat, kiek žmonių man yra sakę, kai pasidarė dienos fotografiją, kai nustebo, kiek daug laiko jie užsiema, sakykime, gal ir skubiais, bet visiškai nesvarbiais verslo ateičiai darbais. Ir toliau, ką reikia padaryti, keisti savo įpročius, ugdyti vadovo įpročius, ne specialisto. Beje, darboholizmas arba darbas labai daug ir visada buvimas užsiėmusiu, tai yra specialisto, o ne vadovo ar ne verslininko įprotis. Keiskite įpročius, nustokit daryti nesvarbius darbus, deleguokite dalį mažiau svarbių darbų, nes rutina gaisrai pas vadovą ir verslininką turi užimti nedaugiau negu 20% laiko. Taip, likusi laiką jūs galite padalinti darbui, vėlgi verslininko darbui, ir kažkiek laiko galite užsiimti to specialisto, super specialisto darbu. Niekasgi nesako, kad nereikia užsiimti. Arba būtinai jūs turit visiškai atsisakyti. Jeigu jūs esat super specialistas, ten yra dalis jūsų aistros. Gal nereikia to atsisakyti, bet reikia užsiimti ir verslo statymo, jeigu jūs norite būti verslininkais. Kokie verslo statymo žingsniai? Pradėkime nuo to, kad reikia pirmiausiai verslą stabilizuoti. Nes dažniausiai, jeigu įmonės vadovas aktyviai pats dalyvauja versle, jis yra pats tos sistemos dalis, ir jeigu įstaigiai ištrauksim, sistema subirės. Pirmiausia, reikia užtikrinti, kad verslas stabilizuotas. Tai yra pradėti nuo įmonės vizijos, kur mes norim būti, nuo misijos, dėl ko tas verslas apskritai egzistuoja, kokios įmonės vertybės. Tai yra vertybės, mano požiūriu, tai yra tam tikros vidinės taisyklės, kaip mes nesielgsim tam tikrom situacijom, nes visko neprašysim. Kažkoks tikslas, tarpiniai tikslai, finansiniai ir panašiai. Toliau turi atsirasti strateginių, globalių rodiklių sistema. Mes stebim, kaip mums sekasi, kad nesigautų taip, kaip dažnai įmonės, smulkaus ir vidutinio verslo įmonės yra valdomos. Turiu pinigų gerai sąskaitoje, neturiu blogai. O kas bus po savaitės, dviejų, po mėnesio, tam tikrą perspektyvinį mąstymą labai toli. Ir ne visada tai yra kaip vertinti. Toliau, kai jau mes turime esminius rodiklius, kurie natūralu koreguoti gali keistis, mes turime nusistatyti pardavimų pirmiausiai užklausų proceso valdymą, kad nepamestume tų klientų, kurie pas mus ateina. Toliau yra sisteminio konkurencinio pranašumo kūrimas. Mes turime tapti geresniais nei konkurentai. Tai yra užtikrinti spartesnį srautą. Tai jeigu mes esam gamybinė įmonė, mes turime susitvarkyti gamybos valdymą ir didinti savo gamybinį efektyvumą. Turime tapti daug patikimesniais negu konkurentai. Jeigu mes esam paslaugų kompanija, turim susitvarkyti savo paslaugų gamybą ir didinti efektyvumą. Projektinės aplinkos valdymas reikalauja savo pokyčių. Jeigu esam distribucinė arba mažmeninė kompanija, turim susitvarkyti ir atsargų tiekimą, ir atsargų valdymą ir tiekimą. Vienas svarbiausių dalykų, ką turi suprasti verslininkai, kad įmonės konkurencinis pranašumas kuriamas įmonės viduje, kai įmonė kažką daro visiškai kitaip negu konkurentai. Neįmanoma būnant viduje pagal savo procesus, tvarkas ir taip toliau, tokių pačių kaip visi kiti, turėti ilgalaikį esminį konkurencinį pranašumą. Kai sutvarkytas kompanijos, užtikrintas kompanijos stabilumas, kai stabilizuoti vidiniai procesai, mes galime pereiti į augimo fazę. Tai yra pasiruošti tą pasiūlymą, kaip mes išnaudosime konkurencinį pranašumą. Tai yra kaip tai, ką mes darome daug geriau negu konkurentai, paversime papildomą vertę ir naudą savo klientų. Toliau reikia turėti naujų klientų paieškos ir pritraukimo procesą. Tai vadinama marketingo procesas, kuris irgi gali būti sistematizuotas ir valdomas ir matuojamas. Tada jau galim galvoti apie naujų produktų kūrimą, nes vienas iš
viena iš dažnai pasitaikančių klaidų, kad vadovai ir įmonės per dažnai kuria naujus produktus, nors nesugeba jų nei į rinką patiekti, nes sutvarkyti gamybiniai procesai, tiekimo procesai, nei parduoti normaliai, nes nemoka, nesutvarkyti pardavimo procesai. O tada jau galime šnekėti apie sekantį ir tas ilgalaikės spartaus augimo strategijos, sudarimą. Galima sugalvoti kažkokį naują ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Jį sukurti, tai yra pertvarkyti dar kartą savo vidaus procesus, sugalvoti, kaip mes jį išnaudosime ir užtikrinsime. Ir tą ratą sukti tol ilgai ir aš žinau ne vieną kompaniją, kuri 2, 3, 5 kartus kartoja tą ciklą. Ir kiekvieną kartą sparčiai auga. Tačiau vienas svarbių dalykų, ką mano patirtis rodo ir mes matom tą rinką, ir tai nėra tik tai Lietuvos situacija, tai yra viso pasaulio situacija. Tai, kad dauguma smulkaus ir vidutinio verslo savininkų yra labai geri savo sferos specialistai. Tačiau jie neturi verslo sistematizavimo žinių, jie niekur to nesimokė. Ta proga mes turim pasiūlymą, tai yra mokymo programa, praktinė verslo valdymo įgūdžių tobulinimo programa, kuri anksčiau vadinosi nuo amato prie verslo, dabar jau vadiname, mėginam pasižiūrėti, kaip rinka reaguos, vadinam naujų pavadinimų verslas kaip laikrodis. Tai yra praktinio verslo vystymo įgūdžių tobulinimo programa, kuris susideda iš 2 dalių. Pirma dalis yra stabilizavimas, antra dalis augimas, trukmė 9 mėnesiai, kad įgyvendinti tuos pokyčius. Dažnai klausia, kodėl 9 mėnesiai, kodėl negreičiau. Tie, kurie toje programoje mokėsi, daugelis sakė, kad 9 mėnesiai yra pakankamai intensyviai reikia tuos pokyčius įgyvendinti. Galbūt, kai kitų metų rugsėjį, spalį startuosime tą programą, nes planuojam tik kitų metų rugsėjį startuoti, gal netgi ilginsim, nes iš tikrųjų žiūrėsim, kaip su tuo tempu. Dabar yra 9 mėnesiai, tai yra 12 temų, apie 120 valandų teorinės medžiagos, kurią jūs gaunate, metodinės medžiagos, kurią jūs gaunate per video paskaitas. Yra praktiniai susitikimai, kuriuose yra aptariamos įvairios praktiniai dalykai, taip pat 9 klausimų atsakymų sesijos, kurios vėlgi vyksta per internetą, jūs neprivalot niekur važiuoti. 6 gyvi susitikimai, kur praktiškai aptariama iškilusios problemos, ir viens kitą pamotyvuoja. Ir kiekvienas klausytojas gauna 10 valandų iš kuratoriaus. Tai yra mūsų įmonės konsultanto, kur gali individualiai, konkrečiai tarti savo įmonės situaciją ir panašiai. Daugiau informacijos jūs galite rasti, puslapyje amver, amatasverslas.lt. Ir grafiką, nes nauja grupė startuoja spalio pradžioj, spalio 10 dieną. Ir jau tai bus 8 grupė. Taip pat puslapyje Amver jūs galite rasti ir kitų ankstesnių grupių dalyvių atsiliepimus ir rezultatus, kuriuos jie gavo. Taip, tai yra ne teorinis kursas, ne akademinis kursas, jis orientuotas į praktiką, tai yra praktiniai pavyzdžiai ir praktiniai rezultatai turi būti pasiekti. Ir apibendrinant, grįžkim prie to verslo kaip laikrodis statymas. Pirmiausiai labai svarbu ką jūs turit padaryti šiandien. Ne rytoj, ne poryto, šiandien. Apsispręsti. Ar jūs norite tapti verslininku, tai yra užsiimti verslo statymu. Jeigu jūs nuspręsit būti amatininku, tai irgi yra geras pasirinkimas. Ir nepergengit, nesigraužkit, jeigu verslas neauga. Ten yra visai kiti dalykai. Jeigu nusprendėt būti verslininku, atraskit laiko darbui su įmonė. Taip? Tai yra, užtikrinkit tuos vadovo pajėgumus, kad jūs tam klausimui skiriat laiką. Bei tobulinkit savo vadovavimo įgūdžius.
vadovo sugebėjimus. Ir sistematizuokit savo verslą, užtikrinkit stabilumą. Taip? Pasirinkit vidinį procesą, kur jūs galite daryti daug geriau negu konkurentai. Ir sukurkit tą konkurencinį pranašumą. Taip, toliau sukurkit spartaus augimo strategiją, užsitikrinkit augimą. Taip, tai pereikim prie klausimų. Dabar aš vėlgi grįšiu į video režimą ir vat turim vieną klausimą ir klausimas yra: sveiki, ar teko kada jums konsultuoti kirpyklų verslą? Na, vienas iš buvusių, viena galbūt iš buvusių nuo amato prie verslo klausytojų ir buvo vieno iš kirpyklos ar kirpimo salono, kirpyklos ar grožio salono savininkė. Taip kad ir toks verslas yra pažįstamas ir jinai pati aktyviai dalyvavo tuose seminaruose ir pati sistematizavo savo verslą. Taip kad teko. Na, žiūriu, klausimų kaip ir nėra. Tai tuomet matyt, čia ir baigsim. Jeigu vis dėlto kils klausimų, vėlgi šitą webinarą mes patalpinsim ir į Verslo akademiją, ir į Common Sense, tai klausimus visada galima užduoti ir komentaruose ir aš į tuos klausimus atsakysiu. Ir dėkui visiems dalyvavusiems.